Sveiki, mano brangieji draugai, bičiuliai, artimi, giminės, draugai. Šiandien išdėliosiu po vieną kortą kiekvienam zodiako ženklui. Tai yra žinutė iš protėvių, iš tų, kurių nėra šalia. Labai tinkamas laikas prisiminti artimus žmonės, kurie išėjo iš šio pasaulio ir mus stebi iš aukščiau. Išdėliosiu po vieną kortą ir pasižiūrėsim, ką būtent protėviai nori pranešti. Kokią žinutę mums nori atsiųsti iš ten, kur mūsų dar nėra. Na, pirmiausia, yra avinams. Pasižiūrėm avinams. Ką būtent avinams praneš protėviai, mūsų protėviai. Kliūtis. Apačioje yra aprašymas. Aš ilgiau palaikysiu, galbūt patys paskaitykite, bus labiau suprantama. Palaikysim. Va, būtent šitaip praneša protėviams avinams. Dabar toliau jaučiams, kokią kortą iškris. Jaučiams pasižiūrėm ir aprašymą perskaitysite jūs patys. Sugrįžimas. Jaučiams iškrito sugrįžimas. Sugrįžimas į teisingą kelią. Ir tai atkreipkite dėmesį, ką būtent ta korta norėjo jums pasakyti. Sugrįžimą. Sugrįžkite į tinkamą kelią. Toliau. Dvyniams. Ką būtent dvyniams praneš šitą kaladę? Būtinybė išplaukti. Kas nespėjo perskaityti, galite sustabdyti video ramiai, apmąstydami perskaityti būtent šitą žinutę iš protėvių. Toliau vėžiukams. Pasižiūrėm, ką vėžiukams būtent šitą taro. Negaliu sakyti, kad čia yra taro, čia labiau lylo žaidimų kortos. Na, vėžiukams ką praneša šitos kortos. Saulėtekis. Labai gera korta. Kas nespėja praskaityti, galite sustabdyti video. Toliau liūtams. Ką būtent liūtams šitą praneš, būtent liūtams. Sekimas. Tėvo, mamos, tėvo žmona. Turbūt perskaitėte. Toliau mergelėms. Ką praneša šitos kortos būtent mergeliai?
apsiribojimas. Apsiribojimas. Būtent mergelėms šitą žinutė yra skirta. Čia yra, matote, aprašymas lietuviškai, galite ramiai sustabdyti video ir perskaityti. Ir apmastyti, ką būtent šitą žinutė protėviams labai tinkamam laikotarpiu nori jums pranešti. Toliau svarstyklės. Nukritimas. Būtent taip ir vyksta šiuo metu svarstyklėm. Turbūt gerai matote aprašymą, kas yra aprašymas parodyta. Galite sustabdyti video, ramiai perskaityti ir pagalvoti, ką būtent šito žinutė jums reiškia, į ką reikia atkreipti dėmesį. Toliau skorpionams. Pasižiūrim, ką kortos parodys skorpionams. Atveršim pirmą kortą. Klajonė. Norint patirti kažką naujo, palik seną stabilumą. Keliaukite, svajokite. Kokia graži žinutė skorpionams. Nesilaikykite seno, o imkite kažko naujo. Būtent aiškiai, suprantamai ir paprastai paaiškita. Toliau šauliams. Ką būtent praneš šauliams prieš vėlines. Protėviai mūsų patys artimiausi žmonės, kurie saugo mus iš aukščiau. Šauliams pakartotinis pavojus. Turbūt gerai matote, galite ryškiai perskaityti. Toliau, kas nespėjo, galite sustabdyti video. Toliau, ožiaragiams, ką protėviai praneš ožiaragiams. Nuotaka. Nuotaka labai gražus žodis. Būtent į tai reikia atkreipti dėmesį. Toliau vandeniams žinutė. Vandeniams. Nukritimas. Nenukriskite nuo viršūnės. Stovint ant vieno viršukalnės ir norint pasiekti kitą, pirmiausia privalai nusileisti žemyn. Tai dabar ir vyksta. Neišeis iš vienos viršūnės per šokti į kitą. Visada reikia biškutį nusileisti. Galbūt emociškai, galbūt dvasiškai žmogui reikia kartais, kad tave labiau mylėtų, gerbtų. Galbūt reikia ir nusileisti. Turbūt šitą žinutę vandeniams ir praneša. Toliau žuvims. Ką žuvelėms praneš protėvių žinutė? Kliūtis.
Seniai planuotas veiklos apmąstymas dabar yra palankus, nes visa kita bus nesėkminga. Būtent žuvytėms praneša šitą kortą. Būtent visas žinutės šiandien, kurios norėjo pranešti kiekvienam zodiako ženklu, būtent dabar prieš vėlinės. Linkiu visiems ramybės, susitaikymo, susikalbėjimo, bendravimo, užuojautos, dėkingumo ir Dievo palaimės. Linkiu kiekvienam zodiako ženklui. Dėkoju, kad klausėte ir iki malonų susitikimų, susirašymų ir susimatymų su Dievu.